pranešėjami. Jungiam skaidres. Turėtumėte visi matyti ir girdėti dabar. Tai prašom, Renatai. Ačiū Mantai už žodį. Mantas taip kažkaip nudžiugino, kad penktadienis, bet šiandien pirmadienis. Bet tai turbūt viskas gerai bus. Tai labą dieną visiems, aš nežinau, ar tik tai ar girdė. Kažkaip tai neišeina, kad pasakytų girdi, negirdi. Ar tikimės, kad girdi visi. Tai jeigu esam girdimi, jeigu negirdimi, parašykite arba praneškite, turbūt per chatą. Tai šiandien aš ne vienas, šiandien aš esu atėjęs su Marijanu. Marijaną pakviečiau, nes jisai yra nemažas, kaip sakant, senas vilkas, matęs įvairiausią automatiką, įvairiausius sprendimus įvairių gamintojų. Todėl aš jį pasikviečiau tam, kad jeigu bus kažkokie tai gilesni techniniai klausimai, kuriuos galbūt aš neatsakysiu, bet atsakys Marijanas, nes jisai yra jau kažkiek susipažinęs su mano automatika. Tai šiandien kalbėsim daugiau apie Aumann valdiklius, kurie skirti šilumos punktam ir katilinę. Nors Aumann pati gamintojas gamina daug įvairios automatikos, bet kad įvest susipažinti, nutarėm, kad pradėsime nuo tokios galbūt būtent įdomesnės automatikos, nes vis tiek esam, kaip ir visi šilumos tinklai, yra surišti daugiau su šilumos punktais, tarkim, arba katiliniam. O vėliau, galbūt kitą kartą, gal po kelių mėnesių galėsim pristatyti visą gamą Aumann produktų, kurie leidžia valdyti pastatus, valdyti visokius įrenginius, sujungti į vieną vėdinimą, vėsinimą, šildymą ir taip toliau. Ir tai viską valdyti nuotoliu, valdyti naujausiais įrankiais ir programomis. Tai Aumann yra Suomijoje gamina. Kodėl Absoluta pristato Aumann, tai trumpai gal ne visi žino, kas tas yra Absoluta, kas per įmonė. Bet Absoluta įmonė, kuri jau bus 20 metų kaip dirba rinkoje. Reiškia, mūsų pagrindiniai prekių pardavimai sudaro šilumokaičiai. Mes parduodame įvairiausius šilumokaičius, tiek vamzdelinius, tiek lituotus plokštelinius, tiek išardomus. Ir šiai dienai naujausia informacija, kad turime virš 500 vienetų skirtingų tipų, skirtingų dydžių galių šilumokaičius. Tai dar prekiaujame automatiką tiek Danfoss, tiek Siemens, tiek Honeywell, tiek Thur Anderson ir kitų dar gamintojų, kaip Belimo, jeigu reikia, tai ir padengiam tą spektrą automatikos. Ir pagrindiniai siurbliai cirkuliaciniai pas mus Grundfos, Willow. Mūsų visa paskirtis yra tam skirta, kad kodėl turim sandėlius, todėl, kad dirbam daugumoje su serviso įmonėm, kuriem, jeigu kažkas sugedo, reikia greitai, reikia šiandien, negali laukti nei savaitės, nei to labiau mėnesio ar 2. Tai visą savo produkciją arba prekes iš sandėlio mes garantuojam per 1 darbo dieną tiekimą. Čia galima matyti kitus logotipus, kuriuos atstovaujame mes. Pasipildė naujų logotipo Aumanno, nes nuo šio rudens pradėjom jais būtent šitą įrangą prekiauti. Tai kaip ir parašyta, kad nuo 24 metų pradėjom kalbėti, bendradarbiauti, sutarėm gale vasaros ir jau buvo įvykęs pirmas seminaras su viena bendra įmonė mokymų.
taip pirmiesiam Lietuvoje pristatėm Aumann produkciją, bet ten buvo toks daugiau marketinginis pristatymas. Čia šiandien orientuojamės jau daugiau į techninį, nelabai gilaus gal techninio bus, bet bus daugmaž jau apžiūrėta, kur gali būti naudinga, kur galima būti jau čia ir dabar pritaikyti. Lietuvoje jau šiokią tokią apklausas darėme, kas ką turi, ką tai domintų, ir pasirodo vis dėlto tam tikri užsakovai, tam tikri mūsų klientai žino Aumanną ir apie juos arba juos naudoja, arba juos turi, tai tas buvo smagu. Tai Aumann įmonė priklauso švedų įmoniai, nors, kaip sakiau, gamykla yra Suomių. Tai yra Enstorm grupiai priklauso, kurią sudaro 40 įmonių. Tai šioks toks koncernas, gal nėra per daug didžiausias lyginant su pasauliu, bet lyginant turbūt su Baltijos šalim, tai nemaža grupė įmonių. Tai trumpai, įkurtas Aumannas buvo 80 metais, tai dabar jau yra 44 metai. Reiškia, tai yra 2022 metais dirbo apie 300 žmonių. Reiškia, eksportas sudaro beveik pusę visos pagaminamos produkcijos. Apyvarta 22 metų buvo apie 45 milijonai ir sudarė tai 16% augimo. Aišku, apyvartos galbūt nėra labai didelės, bet žinant, kad jie gamina tik tai valdiklius, tik tai automatiką, tai gal ir nemažas sumas yra. Tai pagrinde jie gamina valdiklius, tarp jų ir laisvai programuojamus valdiklius, reiškia, ypatingom kažkokiom tai sistemom. Gamina išplėtimo modulius, reiškia, visai komunikacijai, sujungti valdiklius, sujungti į sistemas. Gamina įvairiausius termostatus, reiškia, ir įeina į vidų pastatų ir kaip sakant, kontroliuoja tiek temperatūrą, tiek drėgmę, ir pastaruoju metu netgi pradėjo gaminti jutiklius CO2, reiškia, anglies dvideginio, kur realiai galima dar kitoj kokybėj valdyti automatiką ir kontroliuoti, reiškia, komfortą patalpose. Be abejo, gamina įvairias stoteles, reiškia, signalų perdavimui, kaupimui ir valdymui, ir kai jau minėjau, tai yra įvairiausi jutikliai. Šiaip skaitosi, Aumannas yra lyderis Suomijoje, yra lyderis Estijoje, Latvijoje labai gerai žinomas, užima, čia vėliau papasakosiu biškį apie dalis, kurias žinot pavyko. Tai gamina įvairiausius, kaip sakiau, laisvai programuojamus valdiklius, gamina individualiem namam paskirties valdiklius. Ir kas didžiausia įdomumą sudaro gal mum ir ką aš pastebėjau, tai yra, kad gamina valdiklius, reiškia A203 ir C203, tai reiškia tie valdikliai, kurie gali būti panaudoti šilumos punktam. Apie juos šiandien ir šnekėsim, daugiau šnekėsiu apie A203 valdiklį, nes jisai yra kaip toks flagmanas, nes savyje turi labai daug tokių dalykų, valdomas internetu, gali būti, kaip sakant, kontroliuojamas per nuotolį, tai viską apie tai papasakosiu. Dabar kiek teko sužinoti apie rinkos dalis, tai ką minėjau, kad Skandinavijoje užima turbūt apie pusę rinkos. Ten tiksliau negalėjo pasakyti, bet statistika iš Estijos jau tokia biškį yra estų pateikta, tai Aumann sudaro 60% visos rinkos valdiklių.
Kiti gamintojai be abejo irgi yra, užima kitas dalis. Kas įdomu, tai biški neįtikėtina, bet galiu nesutikti, kad Aumann užima Estijoje 85% renovacijos rinkos, reiškia atnaujinant šilumos punktus, atnaujinant tas sistemas. Ir ką paminėjo Estai, tai kad tai yra pagrindinė priežastis, kodėl ta sėkmė buvo, tai kad buvo pilnai realizuoti sprendimai cloudo arba debesų. Turi Aumannas Own.net platformą, per kurią galima valdyti tiek atskirą punktą, tiek galima valdyti tam tikrų pastatų punktus, ar rajono, ar miestelio. Ir tai jie yra pakankamai geram lygiai išsprendę. Tai be abejo galima valdiklius pritaikyti ir katiliniam, ir vėdinimo įrenginiam, ir šilumos siurbliam, ir netgi saulės kolektoriam sistemų. Latvijoje, reiškia, jau Aumannas yra virš 25 metų. Latvijoje pagrinde naudoja jau nuo 18 metų, kai atsirado nauja serija valdiklių. Tai pagrinde naudoja A203 valdiklius ir C203 valdiklius, kurie neturi interneto web serverio savo viduje, bet galima jį nesunkiai pajungti. Kuo paminėjo Latvijai partneriai, kurie parduoda Aumanną, kad tai yra, kuo tie valdikliai, tarkim, jų klientams patinka, nes tai yra patogus valdymas. Nereikia per daug kažko tai ten galvoti ieškoti, kaip jie pavadino, toks logiškai galima atrasti, kur yra nustatymai, jeigu žinai tą principą pirminį. Nereikia galvoti, koks čia bus raktas ar kažkokią čia programą instaliuoti, nes realiai valdikliai jau yra su tam tikra programa ir belieka jį tik tai paleisti, reiškia tą tokią konfiguraciją padaryti, kuri nustatyti jau pagal patį objektą. Dar pažymė, kad labai lengva pakeisti programą, konfigūruoti valdyklo programą. Vėliau aš parodysiu, kad tai yra tiesiog, jeigu valdiklis prijungtas prie interneto, tai realiai minutės darbas, kad pakeisti, reiškia, vieną programą pakeisti kitą, ar ją atnaujinti ir tai yra paprasta. Dar paminėjo kompaktiškas valdiklių dizainas, bet čia turbūt jau yra toks subjektyvus pastebėjimas. Man tai jie panašaus dydžio visi. Nežinau, gal čia Marijanas žino jų dydžius, matęs gyvus ir ne vieną. Tai vat. Čia palakam neper. Čia irgi Latvijos statistika reiškia, kad maždaug Latvija yra parduodama apie 50% į naujus projektus. Ir apie 50% reiškia jau senus valdiklius keičia į naujus ir pagrinde, kaip sakant, Aumanną keičia tai Honeywell, TAC, Danfoss, Siemens valdiklius. Tai čia mes jau turim iš nuotraukoje Aumann 203 valdiklį, kuris yra 2 kontūrų šildymo valdo ir 1 kontūrą, reiškia, karšto vandens. Tai mes turime valdiklį, kuris gali aplamai valdyti 3 kontūrus. Tai vat jisai kuo pasižymė, reiškia, yra integruotas lietuvių meniu. Reiškia, viską galima valdyti lietuviškai, yra kitos kalbos. Kaip jau minėjau, integruotas web serveris, tai užtenka tik tai kišti interneto laidą arba duoti jam interneto pajungimą ir jau valdiklis bus matomas. Sumažintas garsas. Paprašytume įsijungti mikrofonus, kas nekalba, kas girdisi. Ačiū.
Kuo dar šitas valdiklis pasižymi, kad yra nuimamas ekranas. Vėliau jį parodysiu, kaip jisai, bet manau, kad tai yra patogus dalykas. Patogus dalykas tam, kad kai yra, tarkim, kompaktiniai tokie šilumos punktai, kur galbūt automatiką ne visiškai galima pakabinti ten, kur patogu prieiti, tarkime. Kad jisai rodo, kad veikia, bet garsu nesigirdi. O padidinta ten procentaliai? Negalima išjungti jo. Sėdas įjungia. Aha. Nu, čia šiokie techniniai nesklandumai, kažkas įsijungia netyčia, taip. Tai toliau pratęsiu apie valdiklį, tai montuojamas ant begelio, tai standartiškai galima bet kuriam standartiniam skide sumontuoti. Tai va, tai kaip ir minėjau, lietuviškas meniu, čia padariau penktadienį nuotrauką, reiškia, kaip atrodo ta lietuvybė. Tai vat, čia pajungęs dabar prie skydo, reiškia, nuėmęs pultelį nuo pačio valdiklio, galima tiesiog LCD ekraną nuimti. Įsijungiu ir jis man po kokių 5 ir su internetiniu laidu jį tiesiog patogiai ir atsisėdus konfigūruoti. Ar jeigu reikia nusinešti jį, pakabinti kažkur tai kitoj vietoj, ar šalia patalpoj, kad nebūtinai būtų jisai šilumos punkte stovėtų skyde, tai čia va toks, nežinau, aš kol kas nematęs tokio sprendimo, tai man pasirodė jisai įdomus ir galbūt kai kur pritaikomas. Galima dar Aumann įsigyti papildomą LCD ekraną, nes tie ekranai, jie visi panašus, reiškia, su jais valdymas yra panašus, todėl įsigys tokį ekraną kaip papildomą, reiškia, visur galima, kur yra Aumann automatika, nepriklausomai nuo kokio ten modelio galima jungtis ir tiesiog daryti nustatymus ten, kur yra pačiam patogu. Aš dabar, Marianai, nesimenu, ten iki 20 ar 25 metrų gali būti tas laidas, ar nepamenat? Konkrečiai nesakė, bet manau, kad pakankamai ilgas turėtų būti. Nu, man atrodo, kiek sakė, 20 ar 25 metrų. Iki 30 metrų, kiek aš atsimenu, lyg tai pasakojo. Tai jeigu kažkur pastate reikia, kad kažkoks prižiūrėtojas tiesiog neįtų į šilumos punktą, ar jam nepatogu, tai tiesiog galima atsivesti tam tikrą vietą ir reiškia padaryti ant tuos, kaip sakant, jau rankinius nustatymus, pokyčius ant pačio ekrano. Be abejo, kai yra internetas, tai patogiau turbūt kompiuteryje daryti. Bet čia turbūt kaip kam patogu. Tai va, tai valdiklį mes čia matom dabar jau nebe nuotrauka papaišytas, tai turime jungtis iš apačios, kaip čia pasakius, reiškia, prisijungia visi galimi įrengimai, tiek siurbliai, tiek jutikliai, tiek maitinimas, tiek pavaras. Tai va, kuo man irgi įdomu buvo pastebėti, kad yra, nežinau, čia yra kaladėlės ar kištukėliai, kurios galima užmaunamos jungtis. Užmaunamos jungtis, kaip sako Marianas, reiškia, jeigu mums kažkur tai skyde nepatogu pasiekti kažkokią tai jungtį, mes ją galime tiesiog išsiimti iš valdiklio, prijungti laidus arba patikrinti ir vėl įstatyti kištuką atgal į valdiklį. Dar patogu tuo, kaip mes manome, tai ir kaip kalbėta buvo su estais, su latviais, kad patogu, jeigu netyčia kažkas nutiko su valdikliu, mes nežinom, ar jisai kažkas su juo neveikia gerai, tai tiesiog galima ateiti į punktą, reiškia, išėmė iš šitos kaladėlės iš vieno, išėmė į valdiklį, statė į kitą, sujungė į kaladėlės ir galima tada patikrinti, ar viskas yra, tikrinti tas būtent, kas yra ar su valdikliu, ar dar tarkim, skyde kažkur ar kitoj vietoje yra problema.
Tai va, tai pagrindiniai parametrai, reiškia, kai jisai yra 3 kontūrų, tai turi čia pakankamai daug, gali pajungti jutiklių, reiškia tiek lauko, tiek vidaus, reiškia, kambario temperatūros kokiom tai korekcijom, tiek be abejo ir pirmam, ir antram šildymo ratui, reiškia tiek tiekiami jutikliai, tiek grįžtami. Taip pat ir apie karšto vandens ruošimą, reiškia, visi jutikliai įmanomi gali pasijungti, jeigu mes ten norim kažkaip tai reguliuoti, kontroliuoti, laikė keisti, reiškia, ne tik karšto vandens ruošimą, bet ir cirkuliaciją. Tai va, tai šildymo kreivė turi iki 5, kaip čia pasakyti, lūžio taškų, gali būti laužytas grafikas, jeigu kažkam tai reikia, čia jau gal tikslesniem nustatymam. Tai reiškia, tai va, tai gali būti matuojamas slėgis automatiškai, jeigu reikia mum, kad punktai irgi matytume slėgį, nes su slėgiu galima matyti jau dar papildomai daugiau veiksnių, kaip dirba pats, reiškia, šilumos punktas. Tai toliau valdo iki, reiškia, 2 pavaras tripozicinės ir iki 6 pavarų, reiškia, nuo 0 iki 10 volto. Kuo pasižymi šitas valdiklis, kad jisai, reiškia, visas pavaras valdo 24 volto. Tai galbūt šioks toks saugumas yra atžvilgiu kitų, kurie turi pavarus 220, kad čia galima daug saugiau dirbti turbūt punkte, nes yra netokia aukšta įtampa. Tai va, kaip ir matom, yra įvairūs protokolai, reiškia interneto, reiškia kitų valdymų, kaip Modbuso. Tai va, ir apšnekėsime irgi biškį toliau. Kuo pasirodė man įdomu šitas valdiklis ir kuo nustebino, tai yra, kad 203 valdikliai turi daugiafunkcinį palaikymą, reiškia, skirtingų jutiklių. Ir jam nėra skirtumo, kokį jutiklį priimti, kokios šeimos, tarkime. Nes standartiškai Aumanas naudoja NTC10 standarto jutiklius, bet jisai gali priimti bet kurį kitą jutiklį, jeigu, tarkime, keičiame automatiką vietoj senos. Tai galima tiek prijungti tiek Danfoss, tiek Regino automatikos, tiek Siemenso, Honeywell ar Tako jutiklius. Reikia tik tai nueiti į meniu ir meniu pasirinkti, reiškia, tam tikrą, koks čia bus jutiklis. Ir jisai, reiškia, tada logiškai persiskaičia ir mato tikslę temperatūrą, reiškia, to jutiklio. Kaip matom, pavaros nėra didelės, sąlyginai jos kompaktiškos, nes Auman naudojami ventiliai, dvieigiai jie yra slėgių balansuoti, todėl sąlyginai reikia mažų pavarų, nes realiai pasipriešinimas yra uždarimo, atidarimo yra minimalus. Čia mes matom pavarą, kuri yra 24 volto, reiškia, tripozicinė. Čia mes matom modulacinę, jau reiškia, kur kaip pagal standartą karštąjį vandenį naudoti. Galima mes naudoti pilnai modulacinės ir šildymui, tiek vėdinimui pavaras. Ir kuo geriau yra modulacinės naudoti, tuo, kad mes tada galime matyti, reiškia, per nuotolį netgi kiek atsidaręs yra voktuvas procentaliai. Nes ant tripozicinės pavaros mes nelabai galim spėti, kurioje jisai padėtyje. O modulacinė, reiškia, ten priklausoma nuo kiek jisai procentų atsidaręs, mes galime, reiškia, matyti, kokia situacija yra šilumos punkte. Tai va, kas dabar apie pačias programas? Čia tiesiog paėmiau pavyzdį iš kolego, iš Danfosso. Mes Danfoss irgi valdykiais prekiaujame, tais pačiais raktais prekiaujame.
Tai jeigu lyginant pagrindinė, galbūt mūsų parduodami raktai yra 2, tai yra A266, kuris valdo 2 kontūrų šilumos punkto, karštą vandenį ir šildymą, kaip dar populiarus raktas, bet jau rečiau naudojamas A376 raktas, kuris jau valdo 2 šildymo kontūrus ir karšto vandens. Tai šituo atveju Aumanas nenaudoja jokių raktų, reiškia, nors jų yra valdikliai šitie nėra laisvai programuojami, kai kurie irgi gamintojai daro, kur tiesiog imi valdiklį ir tu turi, reiškia, visą programą susikonfigūruoti, susidarant, nežinau, kaip čia jūs vadinat, tam, Marijanai, darbą, kai reikia nuo nulio iki viską padaryti. Konfiguravimas, valdiklio konfiguracija nustatoma. Tai va, tai valdiklio konfiguracijos nereikia daryti, nes, pavyzdžiui, mūsų jau esami valdikliai, kurie atkeliauja į Lietuvą, jau jie turi savyje programą. Mes pirmą partiją gavom, kur neturėjo programų, jas reikėjo įdėti, bet dabar jau standartiškai ateina valdikliai su programom, užtenka tik tai padaryti pirminius ten nustatymus, turbūt temperatūros. Reikia pažymėti, kad reikia nustatyti, pasirinkti, kokios pavaras nori valdyti. Ta prasme, atmesti to, ko nenaudoji. Tai va, tose nustatymuose valdiklio yra toks, privilegija, kaip sakant, tu gali pasirinkti, kokį išėjimą naudoji ir jį pažymėti ir paleisti, kaip sakant, valdymui. Taip, tai tarkime, turiu omeny, turbūt jeigu šildymui mes galime naudoti tiek tripozicinę pavarą, tiek moduliacinę, tai reikia tik tai pasakyti, kad mes šituo atveju šitam punkte naudojame būtent tokią pavarą, ne kitokią. Tai va, ir pagal Aumano filosofiją, tai suteikti vartotojams būtent lengvą ir paruoštą sprendimą, ką ir akcentuoja, reiškia, ir Suomijai montuotojai, kad kodėl pasirenka Aumaną, nes jiem yra suprantamas tas, kaip sakant, tas paleidimas, programavimas. Tai va, vėliau aš biškį dar daugiau apie tai pakalbėsiu. Tai va, tai kaip dar kart paminėjau, kad A203 reiškia turi savo vidinį internetinį serverį, bet jeigu naudojate, tarkim, dabar interneto nereikia ir naudojate pigesnį variantą C203 valdiklį, kuris irgi yra 3 kontūrų, lygiai tą patį daro ką, tik tai neturi to savo vidinio serverio, todėl C valdiklį, jeigu reikia, galima vėliau paleisti tiesiog M-Link priedo, kurį galima tiesiog prie valdiklio, reiškia, į tą patį skydą įdėti ir jau jisai taps toks pat protingas ir gabus kaip A lygio, reiškia, valdiklis. Visa debesų, reiškia, sprendimas, reiškia, suteikia administratoriam, tie, kas prižiūri savo punktus, savo katilinės, reiškia, pilną priėjimą, valdymą jau per debesiją. Ir galima, reiškia, tada žiūrėti ten belie kiek tų valdiklių ir stebėti, tiek valdyti juos. Čia, kas įdomu, jau čia mano tokie pastebėjimai, pasidariau nuotraukas, tai labai yra paprasta, pasijungi prie valdiklio, tarkim, A203 laidą interneto. Tiesiog matom, nuotraukai yra vaizdelis, tas QR kodas toks. Tai iš principo labai yra paprasta, jeigu internetą laidai aktyvuojam, jau prisiriša valdiklis prie interneto, tai užtenka, savo telefonu padariau, tiesiog fotoaparatą įjungiau, jisai iš karto pasiūlė, matom dešiniai pusėje langą, matom ekraną mano telefoną, jisai iš karto pasiūlė jungtis, ar norim jungtis prie to valdiklio. Ir realiai paspaudus jau tą nuorodą, iš karto smart telefone atsidarė, reiškia, naršyklės langą ir jį beliko iš lipduko įvesti slaptažodį
Ir aš jau po minutės ar dviejų jau galėjau telefonu tiesiog valdyti tą valdiklį. Reiškia, kad prie jo neiti ten gal rankiniu būdu daryti, o jau galiu telefonu kažkokius nustatymus daryti. Kas tai patogu, tai reiškia, tu punkte, ar tu už kilometrą, ar už 100 kilometrų, reiškia, gali kolegai perduoti nustatymus ir jeigu aš kaip suprantu, kažkas jungia geležį, kažkas daro tos jau programinius nustatymus, tiesiog jau galima dirbti ir kažkam tai per nuotolį. Tai toks man irgi buvo įdomus dalykas, nes tai vyko labai paprastai, vos ne kaip kažkokią tai žaisliuką ėmė, kurį aktyvuoji po minutės ir jau gali naudotis. Tai čia šiek tiek buvo man įdomu ir nustebino. Dar kaip minėjau, tai yra AMBAS protokolas, reiškia prie valdiklio yra tiesiog iš šono jungiamas, reiškia jeigu mes jau jungiame valdiklius į bendrą sistemą, kur jų yra keletas ar keliasdešimt, tai juos galima jau jungti į bendrą sistemą, valdyti per AMBAS protokolus. Tai dabar netgi mūsų susirado nemažas gamintojas, kuris su mumis kalba, reiškia, kur nori visą gamyklą padaryti tokį valdomą bendrą sistemą, tai pradedam jau kalbėti, nes kiek suprantu, kad tikrai jau Oumanas šitą dalyką išsprendęs ir galima valdyti tiesiog kompleksus pastatų, ne tik šilumos punktus, ne tik ventiliaciją, bet ir vėsinimą, bet ir dar kitus įrengimus, jeigu kažkur reikalinga tiksli oro kontrolė, CO2 kontrolė ar ten drėgmės. Tai va, tai pats internetas, jeigu žiūrim ne smart telefoną, o jau kompiuterių, reiškia, kad darbo priemonę, tai Ouman turi Ounet, reiškia, platformą, per kurį, reiškia, tuos valdiklius, kurie gali būti valdomi internetu, galima tiesiog valdyti per naršyklę, per cloudą ar per debesiją lietuviškai. Tai va, ir ką mes ten galime matyti. Čia dabar toks daugiau iš reklaminių skaidrių paėmės, bet vėliau turėsim netgi Lietuvos atvejį, kur pasižiūrėsime, ką šiandien man pavyko padaryti, kokios nuotraukas. Tai va, kas įdomu, mes galime matyti, reiškia, standartinę šilumos punkto schemą, kurio mes matom, reiškia, esamą situaciją, kas dabar konkrečiai vyksta, reiškia, kokios temperatūros, kokie srautai, kas reiškia, kas veikia ir ar viskas yra gerai. Reiškia, mes matome meniu, čia dabar čia angliškai, bet jisai lietuviškai gali būti, tai matome, reiškia, ką galima nusistatyti aliarmus, reiškia, jeigu mums reikia, kad kažkas tai įspėtų sistemą, kad kažkas vyksta ne taip, arba taip, bet mes norim, kad mums praneštų, reiškia, ir yra įvairios galimybės. Ir yra, vėliau pasižiūrėsim, reiškia, čia bus skaidrė vėliau apie kas vyko, reiškia, ne tik dabar, bet kas vyko vakar, užvakar ar aplamai čia keletą dienų ar keletą savaičių, reiškia, atgal. Čia mes kokį dar įdomų turim įrankį ir leidžia Ouman savo kaip čia nesusiprogramuotas, nusipaišyti, reiškia, kaip iš Lego detalių, reiškia, jeigu mes turim kažkokį visiškai nestandartinį šilumos punktą, tarkim, ar sprendimą, tai mes galime jį apsipaišyti, reiškia, pasidaryti savo techniškai schemą, pakartoti galbūt per principinę mazgą. Ir čia mes galime susidėti visus, ką mes norim. Norim temperatūras, norim kažkokias slėgius, galbūt norim matyti vis dėlto, jeigu moduliacinės pavaros, reiškia, kiek pavara yra atsidariusi ir visa kita. Tai reiškia, mus neriboja standartinės schemas, o mes galim bet kokią nestandartinę schemą apsipaišyti. Tam yra tiesiog duodamas įrankis, reiškia, toks kaip PowerPoint programa, kurioje galima realizuoti bet kurį, reiškia, sugalvotą projektuotojų sistemą ir realizuotą, tarkim, pastate. Tai va, tai reiškia, neriboja elementarios schemos, reiškia, kad turėti ir pasipaišyti savo specifinės.
Čia mes turime, reiškia, trenduose, tai reiškia, kas vyko laike, kokios buvo temperatūros, tiek lauko, tiek vidaus. Nu, čia standartiškai sprendimai, turbūt kaip ir kitur, čia kažko naujo nesusigalvosi, tai užsiduodi savo laiką. Čia matome laikai nustatyti, reiškia, ir galime žiūrėti, reiškia, kaip vyko darbas. Nežinau, Marianai, kaip čia darbas pagal tokį grafiką, ar čia sveikai dirba tas mazgas, ar taip reikėtų įpareigoti. Jeigu mėlyna temperatūra paduodama, faktinė, aš nematau kokią paklaidą, bet esmė tokia, kad jeigu 2,5 laipsnių yra svyravimus, tai yra dar normalu. Čia paėmus temperatūros, žiūrint, kas čia atvaizduojama, ar čia šildymas, ar karštas vanduo. Čia paėmiau aš tiesiog marketinginę medžiagą, čia neadaptuota pagal Lietuvą. Aš norėjau tuo pačiu įsiterpti, kad yra galimybė šitą grafiką, trendą pažiūrėti valdyklyje, atėjęs į mazgą. Pavyzdžiui, pasirinkė meniu atitinkamą. Čia apie mano dabar ir prasme, tu atėjęs į mazgą, įjungęs tam tikrą langą, tu gali pažiūrėti 10 000 įrašų, temperatūros arba kitų parametrų, kas buvo iki šiol. Prasme, tu gali įvertinti, kaip vietose dirbo prieš tai, tau ateina. Ar nebuvo kokio sutrikimo, iškart vietoje, nežiūrint pajėgimus iš sistemos, per nuotolį. Čia man labai patiko šitas dalykas. Taip, Marianas mini, kad, kaip sakant, valdyklėje yra savo atmintis, kuri gali pakankamai nemažą kiekį taškų. Jeigu kas sekundę, tai maždaug išeina 2-3 valandų. 3 valandų tarpas, kurį gali pažiūrėti, kokia buvo temperatūra ar kitas parametras. Tai reiškia, priklausomai kaip dažnai mes matuojame temperatūrą, tiek ilgiau mes galima, ta prasme, iki 60 sekundžių, nuo 1 sekundį iki 60 sekundžių gali tarpti į intervalus. Ir kiek čia maždaug tada išeina savaičių? Jeigu kas 60 sekundžių, tai išeina 7 dienas. Savaitę. Taip, tai vien valdyklė reiškia. Čia reiškia, jeigu mes neturim interneto pajungę, bet mes darom kažkokios derinimo darbus ir mes norim atėję pasižiūrėti vis dėlto, ką tą savaitę veikia. Tai čia paprasta prižiūrėti arba stebėtojų mazgų gali eiti, pažiūrėti, kaip jis dirbo, pavyzdžiui, prieš savaitę. Tai ačiū, Marianai, tada toliau judam. Tai čia jau matom taip, būtent pasirinktas laikotarpis jau reiškia, ten jeigu matėm praeitą skaidrę, kurie buvo ilgesnė laikė, mes galim pasirinkti trumpiau ir reiškia jau tada tiksliau žiūrėti, kas čia vyko ir taip toliau. Bet čia vėlgi sakau daugiau iš marketinginė, čia nėra realus atvejis, todėl čia tik rodom, kad tai yra galimybė. Čia jau matom langą, reiškia įvairių aliarmų, gedimų įspėjimų ir visa kita, kur galima tiesiog nusistatyti, kada vyks tie aliarmai. Ar mums reikia kažkokią tai specifinę dieną ar specifiniu laiku. Čia, kaip sakant, jau turbūt jau priklausomai nuo kaip kiekvienas įsivaizduoja, nes šitą skaidrę realiai tik tai penktadienį pamačiau. Tai dar pats taip aiškinosi, bet suprantu, kad yra galimybė pakankamai nemažai padaryti tų aliarmų arba įspėjimų. Yra galimybė gauti avarinius pranešimus. Jeigu tu juos konfigūruoji konkrečiai, kokius nori gauti pranešimus, tai prasme, iš objektų. Ten ar slėgis nukrito, ar temperatūra nukrito ir kada tas aliarmas ir pranešimas ateina, jeigu, pavyzdžiui, kiek pakito temperatūra, nukrito slėgis, uždedi tam tikrus intervalus ir tada tu gauni tą pranešimą. Ačiū. Ir kas, ir automatiškai yra vartotojų skirtingi prieigos lygiai padaryti. Be abejo, kad mes serviso žmogus, kuris jau prižiūri ir aptarnauja, turi maksimalų prieimą prie automatikos.
Reiškia, jeigu useris arba čia mūsų užsakovas, kuris galbūt gali minimaliai pasikeisti kažkokį savo slaptažodį, nuo kažko gal pasislėpti, pasižiūrėti kažkokios tai, vat, kaip matome, aliarmų kažkokius pranešimus. Reiškia, tai va, tai jisai žymiai mažiau, bet negali lysti giliau kažkokių tai esminių daryti nustatymų. O gali būti dar ir tokio žiūrovo lygis, tai reiškia, kur žiūrovas matys tik tai iš viso, tik tai kaip tas veikia ir nieko negalės įtakoti, bet realiai matys kaip, tarkime, kokios ten temperatūros ir taip toliau. Tai čia aš kiek suprantu, čia nėra kažko labai tokio kitokio kaip kitur, tai visur labai panašiai. Kiekvienas vartotojas turi atskirą prisijungimą, atskirą savo prisijungimo slaptažodį. Nu, tai va, Delfino rodysiu baseiną, tai ten mes gavę viewerą, reiškia, kad galim pasižiūrėti, bet įtakoti nieko negalim, tai toj pamatysim. Tai va, ir ką norėjau pasakyti apie programos atnaujinimą, tai reiškia, jeigu mes turim pajungtą valdiklį prie interneto, mums nereikia net eiti į mazgą ar kažką, mes galim tiesiog ištrinti buvusią programą, įstatyti naują, pavyzdžiui, programą, kuri galbūt bus atnaujinta geresnė kažkuo, tai ir tiesiog net nereikia eiti, tai kažkur užtrinka, nežinau, gal iki porą minučių ir valdiklis restarinasi arba iš naujo pasileidžia ir jau mes galime dirbti visiškai su naujausia programa. Ar, tarkime, prijungiam kažkokį tai papildomą vieną kontūrą, reiškia, mums tiesiog tik pakeičiam programą ir vėl jau, kaip sakant, pasileis valdiklis naujai. Tai čia yra tas patogu, pats mačiau, kaip valdiklis pas mane biure keitė programas, tai čia viskas tiesiog elementariai iki tokio netgi vaikiško lygio, kur tiesiog, vat, kaip bet kokį kitą failą, tarkime, kaip nuotrauką įkelti ar ištrinti, vat, panašiai tokio lygio yra sudėtingumas. Nu, vat, minėtas Delfinas, čia gavom tik šiandien tą prisijungimą, nes norėjusi pasižiūrėti, kaip tas Aunetas veikia, reiškia, Lietuvoje. Tai vat, gavom prisijungimas, matau, kad čia kažkoks tai yra valdomas ventiliacija, reiškia, rekuperatorius, kur va čia gal apie 10 valandą buvo va tokie va duomenys. Čia aš tiesiog padariau tokią nuotrauką, iškirptę, nes galima būtų internetu pasižiūrėti, bet aš galvojau, kad čia ne tiek gal svarbu ir nežinau, kaip pasijungsim, ar bus galimybė. Bet vat, kaip matot, reiškia, jeigu čia turim omeny ventiliaciją, rekuperaciją, tai mes matom pakankamai nemažai įrengimų, kurie vat, turi savo kažkokią tai esamą tą sekundę būklę. Tai va, dar vieną nuotrauką padariau, čia įdėjau dabar kelių dienų, man atrodo savaitės, taip čia šiandien diena ir pirmo diena, tai čia 6 ar 7 dienos. Ir nežinau, čia vat, kažkokios bangelės plaukia, reiškia, kiekvieną dieną kažkas tai bandom atkartoti, reiškia, kažkokie tai nustatymai. Net nežinau, nesigilinau, bet kažkas panašaus kiekvieną dieną vis vyksta. Tai tiesiog, nu, esmė yra tame, kad norėjau parodyti, kad jeigu mes atsiskleidžiam kažkokią tai, reiškia, laiko parametrus, mes galim matyti, reiškia, ką sistema, reiškia, dabar daro, koks jos lygis, kokie parametrai ir kokie jie buvo tiesiog keletą dienų atgal. Ir tada mes jau galima priimti sprendimus, ar tai ta sistema mums gerai veikia, ar negerai, ar galima kažką adaptuoti, kažką sutaupyti, kažką galbūt nustatyti tiksliau, kad galbūt nešvituotų ir taip toliau. Čia gal Marianas geriau šituose dalykuose supranta, nes patirtis jo yra keliasdešimt metų, suprantu, su automatika. Tai vat. Galbūt čia įdomiausia dalis, kur dabar sukelia mūsų galbūt užsakovo klientų, tai reiškia vis dėlto į naują vietą taip. Valdiklį Aumaną tikrai galima statyti naują vietą, tai yra principas kaip ir kitų automatikų, kaip ir Danfoss, kaip ir Siemenso ar ten tarkim Menko. Principas visur tas pats, tai yra tas pats automobilis, kaip
kaip Volkswagenas, kaip Audi, o čia mes, va, tarkime, turime kažkokią tai kitą, tarkim, Volvo automobilį. Tai principas jų vienodas, galbūt išpildymas kitoks, dizainas kitoks. Bet kuo yra įdomus Aumanas ir kuo galite atkreipdėmėsi, kas turi savo punktus ir, tarkime, ir senai renovuotus punktus, tai kad Auman automatiką galima keisti ir nesudėtingai vietoj tam tikrų senų automatiko. Vat kaip pavyzdys įdėjęs dabar tako reguliatorių, tai yra tak gamintojo reguliatorius 2222. Toks buvo irgi populiarus Lietuvoje ir dabar jisai yra populiarus ir nemažai jo galima rasti. Ir jie dabar turbūt ir po 20-30 metų veikia dar. Tai vat, bet jeigu, tarkime, šitas vat reguliatorius sugedo, realiai jo naujo nėra. Gamintojas nebesiūlo tų reguliatorių, tiesiog nebegamina nei detalių, nei kažko tai. Reiškia, mes stovim prie to, kad reikia kažką daryti su automatika, jeigu norim valdyti, reiškia, parametrus automatiškai. Tai va, tai vietoj tako reguliatorio galima labai nesunkiai pakeisti Auman, pastatyti valdiklį. Kodėl nesunkiai? Nes visi tako pavaros, reiškia, buvo 24 voltų tripozicinės pavaros. Tiek šildymai M400 pavara, tiek karšto vandens M800. Reiškia, tai mums užtenka valdiklį pakeisti, reiškia, prie valdiklio prijungti esamas, jeigu jos be abejo veikia, jeigu jos patikimai veikia, reiškia, senosios pavaros, ir galima prijungti, reiškia, netgi, reiškia, tako jutiklius, nes automatika tai supras. Ir va, tada mes galime, kaip sakant, nereikia keisti net vožtuvo, gali vožtuvai likti, gali jutikliai, jeigu jie gerai veikiantis. Tai užtenka tik tai pakeisti patį valdiklį, nereikia keisti papildomos įrangos. Ir kaip matom, nuotrauka jau tokia buvo, tai čia kaip tik pažymėjau, kad reiškia, tik tai sumaišęs nuotraukas matau, kad va čia biškį, va yra žemiau geltonai pažymėto Honeywell yra, kad tak 2222 valdiklio irgi jutikliai. Čia turbūt per skubėjimą skaidrės sumaišiau. Sekantis populiarus Honeywell buvęs valdiklis DHC23 arba CDC serijos valdikliai, kurie man mačiau rečiau buvo sutinkami. Tai vėlgi šitoj vietoj Honeywell, reiškia, standartiškai turėdavo 3 tipo pavaras. Tai yra 24 voltų 0,10 moduliacinės, tripozicinės 24 voltų. Ir dar būdavo sprendimai, kur buvo 220 voltų tripozicinės. Tai šituo atveju vėlgi mes galime, reiškia, jeigu sugedo kam DHC valdiklis, tai reiškia nereikia jos visos automatikos keisti, o pakeičiam tik tos, kurios, kaip sakant, valdiklį ir pasižiūrim, kas yra, reiškia, viskas veikia. Ir tarkim, jeigu tik tai 220 voltų pavara buvo, tarkim, šildymai, nu tai galima irgi ją paleisti nesunkiai, jeigu jinai gerai veikianti tiek su vožtuvu, tai yra panaudojus reles 24 į 220, kad tiesiog per relę paleisti ir valdyti tą jau pavarą. Tai sumaišytos. Nu tai kaip irgi mato, tai yra Honeywell pasirenka ten TC20, tai yra Honeywell standartas ir, reiškia, valdiklis, reiškia, supranta, kas dedasi su temperatūra. Ką toliau mes turime? Taip, jeigu turim kažkokius dampos valdiklius, reiškia, CL-ai, ten 300, CL-ai 200, ar dar galima rasti, man atrodo, CL ir 3000, 9300, dar
dar 9600 ir dar netgi mačiau čia vat, netoli prie ofiso privačiam name, iš viso koksai tai Danfosas, be langų, be jokių stiklų, keletą šitų potenciometrų, kaip sakau, ir jisai dar pasirodo veikia. Gal namai kokie ten 30 keli metai, bet jisai dar veikia, dar sako, praeitais metais kažką jisai dar darė, bet šiemet jau nebeveikia. Tai faina ta, kad, kaip sakant, svarbu, kad ta vis dėlto automatika, kuri buvo anksčiau, jinai pakankamai gerai laiko ir dabar galima ją rasti. Tai su Danfoss, aišku, būtent valdikliais, jeigu mes jas norim atnaujinti, turėti su internetu, turėti, tarkim, 3 kontūrų, tai be abejo Danfoss, reiškia, pavaras yra 220 volto. Tai jeigu mes šitoje vietoje galime, jeigu nekeisti ten vožtuvų ir pavarų, tai reiškia vėlgi naudot galime 220 relės, kurios, reiškia, bus iš 24 voltų paverstos signalai į 220 ir galima tai valdyti. Tai kaip minėjau, reiškia, visus jutiklius Danfoss PT1000 irgi priims valdiklis ir supras juos, nereikės jų keisti. Kaip sakant, su sąlyga, kad jie iš tiesų gerai rodo, nes gali būti irgi pažeistas ar sugedęs. Ką mes čia toliau turim? Toliau turim Siemens RVD tipo, reiškia, reguliatorius, tai vėlgi sensoriai, reiškia, specifiniai Siemenso, jie irgi yra suprantami Aumano. Reiškia, vėlgi, čia kaip pavyzdys tripozicinės pavaros 23 voltų, tai čia vėlgi, jeigu norim tokį valdiklį seną keisti į Aumaną, viską tai galima padaryti, tik tai reikės papildomai turėti realių. Tai bet kokią kitą automatiką, jeigu yra, vėlgi, manau, kad galima Aumaną maksimaliai pritaikyti, jeigu to reikia. Jeigu, aišku, norim keisti viską į naują automatiką, tai be abejo, čia nieks netrukdo. Visada yra geriau, kad atnaujinti viską naujai, tada ir garantija ta bus, ir bus aišku, jeigu yra kažkokios tai problemos. Tai dabar čia skaidriai norėsiu palyginti vis dėlto, kuo A valdiklis skiriasi nuo C203 valdiklio. Jie realiai yra identiški, iš išorės mažai kuo ir skiriasi. Matosi tik tai, kad užrašas raidė kitokia. Tai čia mes tokią lentelę įdėjau, tai pagrindai yra, kuo jie skiriasi, tai tuo, kad būtent ta valdiklis yra 24 volto, o C valdiklis jisai turi savyje savo transformatorių, reiškia, ir jisai gali tiesiogiai būti jungiamas, reiškia, į 220 volto ir kaip sakant, nereikia, nes A valdikliui reikia papildomo transformatorio, kuris pasistato, reiškia, šalia jo ir maitinamas yra jau pats valdiklis. Reiškia, visa kita, kaip ir minėjau, kuo yra patogu, tai yra, kad mes turime 3 kontūrus tiek A valdiklyje, tik 3 kontūrus C valdiklyje, nes, pavyzdžiui, kaip Danfoss CL210 turi tik 2 kontūrus ir jisai neturi interneto, tai šitoj vietoj Aumanas gal tuo geriau yra, kad interneto kaip ir neturi. Bet prijungti prie interneto turi galimybę per modulį, bet jisai turi 3 kontūrų galimas būti valdymas. Tai reiškia, kažkiek yra patogiau, jeigu kažkam internetas netiek svarbu, bet valdyti 3 kontūrus, tai čia yra toks ir patogumas. Tai ir kaip mes matome čia, kad C valdiklis tas pigesnis turi bus galimybę prijungti, reiškia, į sistemą, bet jisai neturi web serverio, ką turi A203 valdiklis, kuriam užtenka, kaip sakau, laidos interneto ir jisai jau bus matomas tinkle. Nu ką, klausimai? Dar noriu pasakyti, kad galima pajungti prie jo modemą. Su jo pagalba galima gauti pranešimus į telefoną.
tarsi, kaip ir papildomas yra priedas, galima Tai prijungti biškai prie... plačiau papasakokit visiems. Tik bendrai pasakau, kad atskirai reikia įsigyti tą modemą, prijungi prie valdiklio. Tiesiog prie valdiklio. Taip, įdėti SIM kortelę ir gausi, ta prasme, pranešimą į telefoną. Kaip avarinis pranešimas, sukonfigūruotas valdyklėje su tam tikrų savo pavadinimu, pavyzdžiui, gali ten sukonfigūruoti. Tai čia toks pastebėjimas, ko kiti nelabai turi, taip? Ne, tai iš esmės, ne visi turi modemą. Ne visi. Taip. Nu, tai kiek suprantu, kad Marijanas atkreipęs dėmesį, kad jeigu jums reikia kažkur tai tam tikrų pranešimų, kad gauti į telefoną, jeigu jūs pastoviai, tarkim, laukia esat, pastoviai važinėjat, gal ne visada prie interneto būnat, prie kompiuterio, tai galimybė per modemą, reiškia gauti SMS-us, kaip suprantu, į patį telefoną ir reiškia matyti, kokiam objekte kažkas yra įvyko. Pranešimus. Tai aš nežinau, kaip dabar galite užduoti klausimus, kokie, tarkim, jeigu kažkas buvo neatsakyta, ar kažkokie tai kilo klausimai. Jeigu kas turit klausimų, pakelkit ranką arba tiesiog įsijungit mikrofoną ir paklauskit pranešėjo. Jeigu klausimų nėra, tai mes tada video įrašų ir skaidrėmis pasidalinsim, tada gal klausimų atsiras vėliau. Tai aš gal tada trumpai pasakysiu. Tai matau vieną ranką, tai Tomai Janušo. Tai prašau. Labą dieną. Tai žiūrėkit, išklausėm pranešimą, gal galėtumėte išskirti didžiausius privalumus šitos automatikos. Kaina, kokybė, prieš Lietuvoje labiausiai paplitusius šitos Danfoso valdiklius. Ką didžiausiai išskirtumėt kaip privalumą? Kokybė, ilgamžiškumą, kaina, kur didžiausi reikalai? Tai gerai, tada aš bandysiu atsakyti, nes aš galbūt daugiausiai įsigilinęs, manęs čia pradėjo bendrauti. Tai pagrindiniai dalykai man labai pasakyti sunku techniškai, bet aš labai nemažus namų darbus dariau prieš tai yra ieškojau kontakto, reiškia, kas pasakytų man, kaip jų yra kokybė. Tai būtent Latvijas tai vardina labai gerai. Tada Suomiai, ten man biškai sunkiau buvo rinkti, bet aš tiesiog gavau iš vieno žmogaus man patikimo, kuris labai daug metų užsiima su Honeywell automatika, tai sako, aš dirbu Suomijai su Honeywell automatika ir sako, man labai sunku, reiškia, konkuruoti tenais, kur, reiškia, montuotojai įmonės naudoja Aumaną, nes kodėl? Todėl, kad gedimo yra beveik nėra, tai yra pakankamai mažas tų gedimo procentas, bet, sako, yra labai lengvai jie suvaldomi. Ta logika aptarnavimo, valdymo yra labai supaprastinta. Tai aš nežinau, ar čia tiks lietuvaičiam mūsų, bet matosi, kad latviam, estam ir skandinavam tai Auman yra priimtina. Be abejo, tai nenustabu, aišku, kad Suomijai tai yra pagamintas produktas ir realiai kas daugiau gamino ne skandinavai. Dėl pačių kainų, tai galiu pasakyti vieną, aišku, kaip sakant, kaip aš ir minėjau, kad mūsų įmonė prekiauja visai įmanoma automatika, ypač jos komponentais, bet nemažai mes ir sukomplektuojam automatiko. Tai jeigu, grubiai tariant, lyginant su jau jūsų paminėta įmonė, tai kažkur kataloginės kainos priklausomai kokios jūs, tarkime, lyginant su VS2 vožtuvais ar su VM2 vožtuvais, nes, kaip minėjau, Aumanas yra tik tai slėgių balansuoti vožtuvai yra, tai reiškia atitinka VM2 lygio vožtuvus, tai kažkur tai sviruoja taip nuo 30 iki 40, mačiau netgi skirtumas, kataloginės kainos Aumano kainos yra mažesnės, nes grubiai tariant taip, kad jeigu pats valdiklis yra sąlyginai brangus,
kataloginę kainą, pavyzdžiui, Aumano. Bet reikia pažymėti, kad jam nereikia rakto, nereikia programos, jam nereikia dėžutės. Nes dampose paprastai mes komplektuojam tiek raktą, tiek dėžutę. Tai va, o realiai pavarų ir vožtuvų kainos, yra ten dvigubai turbūt skiriasi, jeigu nedaugiau. Tai visoje toj priklausomai nuo, reiškia, kuo daugiau komplektuojame pačių kontūrų ir su kuo didesniu KVS-u, tai tuo net kataloginė kaina labai nemažai skiriasi. Tai va, tai tokia yra situacija. Ir dar kažką praleidau, nes kaip ir... Jūs sakot, kas man labiausiai patiko, aš jau minėjau turbūt, kad iš Aumano man patiko, kad tiesiog buvo man paprasta pačiam susirinkti vieną automatiką. Tai yra buvo labai nesudėtinga, nes pats tiesiog laidų susukio stalo pasijungiau prie interneto ir pasižiūrėjau, kaip tai veikia. Tai yra patogu, sakau, kad galima tuos išimti kontaktus, kad tai yra patogu tas meniu, jisai nėra toks didelis, gal pats ekranas, bet intuityviai tas, kaip čia tas rutuliukas sukiojimui, jisai rankenėlė taip yra pakankamai patogiai, bet po to mes labai greitai nuo tų nuėjom, nes galima tiek, sakau, LCD ekraną nusiimti, pasidėti, kur patogu. Ir plus jau sekantis žingsnis, kai mes prisijungiam prie interneto, sakau, vos ne po 2 minučių, tai ten tapo iš viso, sėdi prie ekrano, eini į valdyklę. Aš gal Marijano paprašysiu, ką jisai pastebėjo, nes jisai... Man pirmiausia patiko, ar kaip pasakyti, yra tokia funkcija, kad gali pasirinkti valdiklio jutiklius. Ta prasme, nereikia keisti jutiklių, keičiant valdiklį. Tai kadangi tam labai paprasta, pasirinkti iš meniu tam tikrą jutiklį, jį aktyvuoji ir valdiklį supranta, kad prie jo prijungta būtent tas temperatūros jutiklis, ta prasme, varžinis, aš suprantu, kad ten skiriasi varžan, bet, esmė, tas labai patiko ir vienas iš pagrindinių dalykų, kadangi tenka keisti daug valdiklių vieną į kitą ir čia visą laiką žaidi su tais davikliais. Reikia vienus demontuoti, kitus išmontuoti, vėl pajungti, o čia, jeigu jutiklis geras, tiesiog pajungi prie jo, paėmė tą jutiklį, prijungi prie valdiklį, viskas veikia. Kitas dalykas yra, kad keičiant valdiklį nereikia keisti pavarų, jeigu jos geras. Taip, pavarų, kadangi gali pasirinkti tam tikrą savo, ką aš norėjau dar pažymėti, kad visi įrenginiai prisijungia tam, gali pasirinkti daug įrenginių, prisijungi prie valdiklio ir meniu nurodai, kokį tu valdiklį, nurodai į kokius įėjimus, kokius tu įrenginius prisijungi. Ta prasme, pasirinkimas yra, ką nori, tą prijungi ir tam tikrai sukonfigūruoja valdiklį būtent pagal esamą situaciją. Tai valdiklį, ta prasme, pavarus gali pajungti kokias nori varžinis varžas gali prijungti. Ir dar man patiko, kad yra nuimamas, ta prasme, valdymo pultas. Ta prasme, kaip valdymo pultas displėjus, kad tu labai dažnai tenka dirbti nepatogiais valdiklis, kur yra nepatogiai sumontuotas. Tai šiuo atveju tu turėdamas internetinį kabelį tiesiog prisijungi, nuimi dangtelį ir atsisėdi savo ir konfigūruoji. Nereikia stovėti prie valdiklio nepatogioj vietoj, blogai apšviestoj, ten ar dar kas tai tau neša ant galvos ar dar kažkas. 3 tokie punktai, kurie man labiausiai patiko. Aišku, yra ir daugiau. Kaip pavyzdys yra pažiūrėjimas, ataskaita, grafika,
pačiam valdiklį. Temperatūrą pažiūrėjęs kokią tipo 7 dienų archyvą duomenų, atsisėdus savo valdiklį gali nustatyti gedimo priežastį. Tai aš suprantu, jutiklis, tai čia patogu netgi, pavyzdžiui, jeigu nežinai kažkur tai, kur lauke ten stovi, ar kaba kažkur nepatogiai vietoje, tai čia realiai eliminuojat, prisijungia čia bet kurį lauko jutiklį. Ne, esmė tokia, kad tu žinai, kokio valdiklis tam, kiekvienas valdiklis turi savo jutiklis varžymis. Taip, ir tiesiog, jeigu jisai ten kažkur tai prijungtas ir tau reikia jį pakeisti į kitą, tai buvo sudėtinga, pavyzdžiui, ten 3-4 metrai labai neprieinamai vietoj, šis nežinai, kur jis yra. Taip. Tai labai patogu šitą atveju. O man, kai sakau, man patiko tai būtent, kad tas A203 pasijungimas, kur tu tiesiog telefoną fotografuoji, tau nuorodą duodi, nuo lipduko slaptažodį įvedi ir viskas. Jau įrenginys yra valdomas per nuotolį, gali išeiti iš viso iš tos vietos, kur yra valdiklis, net LCD ekrano nereikia, o ten nustatymai dar turbūt daugiau gali padaryti internetu, nei, tarkime, netgi tuo ekranu, kaip sakau, nes tiesiog daugiau duomenų gali valdyti. Dar klausimų bus? Ar dar ne viską atsakėm, tarkim? Klausimų daugiau nematau, rankų nematau, mikrofono įjungtų nematau. Tai nežinau, tada pabaigai dar keli žodžius. Jo, tai aš man tai noriu pasakyti, kad kaip ir minėjau, kad Aumann mes čia pristatėm tik tai nedidelę dalį valdiklio, bet pradėjom nuo būtent flagmanų, reiškia, kuris gali būti internetu valdomas, 3 kontūrų, skirtas šilumos punktai. Dar kaip mes matome, Aumann, reiškia, turi įvairiausius sprendimus, kuriuos galima naudoti sistemose, kur galima naudoti tiek individualius namus, reiškia, nedidelius, tiek galima naudoti, reiškia, vėdinimo sistemas ir jie pakankamai labai stiprus. Ir aplamai galima valdyti netgi pastatus, tarkime, kur kaip ir dabar esam pakankamai dideliam pastate, kur yra labai daug sistemų įvairiausių, tiek ir vėsinimo, ir ventiliacijos, ir tas pats šildymas. Reiškia, jie būtent išsprendė viską, kad galima būtų valdyti ir per nuotolį, ir kaip sakant, viską matyti, reiškia, kad žmonės nevažinėtų realiai po sistemos, o viską matyti kuo daugiau. Tai yra toks valdymo būdas, kai administratorius gali administruoti, reiškia, begalę tų punktų ir matyti realiai situaciją ir būti informuotas, reiškia, jeigu viską teisingai padarė, reiškia, informuoti laiku ir dar anksčiau sužinoti, nei sužinos pas klientas, kuris pajaus kažkokią tai ten, kad šąla, peršyla ir taip toliau. Tai čia, jeigu bus įdomu, tai aš planuoju galbūt jau kitais metais pradžioj, gal dar žiemą pristatyti, kam įdomu, reiškia, kitas Aumanno produkcijos, reiškia, produkciją, kitą įrangą, kurie netgi, sakau, gali matuoti patalpų CO2, drėgmę ir, reiškia, tada apdirbę tą visą informaciją, duoti, reiškia, sistemoje, kaip reiškia, kažką, ar šildymą pamažinti, ar ventiliaciją padidinti ir taip toliau. Tai yra, tokio jau pakankamai aukšto ir kokybiško valdymo, kam reikia. Tai va, dar ką norėjau pasakyti, kad visus, tarkime, tiek apie Aumanną, tiek apie kitas prekes galite rasti pas mus YouTube kanale. Mes nemažai savo seminarų darom ir laikome YouTube, reiškia, Absoliutą susirandate ir ten galite pasižiūrėti netgi praeitų metų ar kelių metų senumo video, reportažai, pristatymai, kurie ir šiai dienai tikrai yra aktualūs. Be abejo, turime ir straipsnius, ir kitus dalykus, kuriuos galima surasti Absoliutą puslapyje, tiek čia galima ir prekių aprašymus rasti, tiek mūsų kontaktus. Tai kviečiame kreiptis. Ir ką, ačiū už dėmesį ir kaip minėjau pradžioj, kad Absoliuta
kaip sakant, pažada ir garantuoja, kad prekė, kuri yra sandėly, pas jūs gali atkeliauti tiek į bet kurį miestą, ar į Mažeikius, ar į Klaipėdą, ar į Skuodą, gali atvažiuoti per vieną parą. Tai va, tai ką, ačiū visiems uždėmesi, ačiū Marijanui, kad kartu su manim atėjo, ačiū Mantui, kad priėmė į asociaciją. Ir ką, perduodu Mantui žodį. Ačiū.